Taip Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas pasitiko naują vadovą Mindaugą Vaitkų. Gydytoja šioje ligoninėje ir iki šiol darbavosi 7 metų, iš kurių 6 ligoninės direktoriaus pavaduotojų. Tad puikiai pažįsta neretai netobulą sveikatos apsaugos sistemą ir patį objektą. Naujas direktorius neslėpia, kad vienos iš svarbiausių regioninių sveikatos sistemos ligoninių vairas kiek kelia nerimo. Tačiau Mindaugas Vaitkus pasitikė jau suburtą čia esančią komandą. Tikrai yra baisu, bet iš kitos pusės aš žinau, kas stovi už mano nugaros. Koks kolektyvas, ką jis gali. Jis gali žymiai daugiau negu tu net galvoji, kaip direktorius. Ir tą jau parodė ne kartą ir per pandemijos visą laikotarpį, tai tas labai ramina. Didelių revoliucijų reformų tikrai šitoje ligoninėje nebus. Vienas pagrindinių, tai ką akcentavau prisistatymę, tai yra bendravimo kultūra su visais darbuotojais, nepriklausomai nuo to, ar jis yra klinikos vadovas, ar skyriaus vedėjas, ar gydytojas, ar slaugytoja, ar valytoja, ar ūkio dalies atstovas. Išklausyti pastabas, kritiškai vertinti pastabas ir pagal tai priimti sprendimus, kad ne direktoriui būtų malonu, o visam kolektyvui. Nes direktorius vienas nieko nepadarys. Viską padarys kolektyvas, jeigu direktorius parodys jiems kryptį. Sveikatos apsaugos ministras Aurimas Pečkauskas pabrėžia augančią regioninių ligoninių reikšmę, tad tokioms pareigoms užimti reikėjo ne tik mediko, bet ir įvairiapusiškos patirties bei daugelio kitų asmeninių savybių turinčio žmogaus, kuriomis ir pasižymi naujasis ligoninės vadovas. Matėme, kad pirmajame konkurse tinkamų kandidatų nebuvo rasta. Ministras taip pat priėmė sprendimą, kad reikalingas turbūt organizuoti antrą konkursą. Antrasis konkursas turbūt iš kitų išsiskyrė dalyvių gausa ir tikrai turėjome įtemptą konkurso procesą, bet natūralu, kad tarp kandidatų ieškojome ne tik turbūt vadybinių savybių, kas yra itin svarbu, kai kalbame apie tokio dydžio ligoninę, kaip Panevėžio ligoninė ir tokios reikšmės gydymo įstaiga visai šaliai, ieškojome ir tų turbūt bendra žmogiškų savybių asmenyse, gebėjimo bendrauti, bendradarbiauti, įgalinti kolektyvą, ar ne, ir burti turbūt komandą, su kuria būtų galima šiuo turbūt ir sveikatos priežiūros įstaigų reformos kontekste vesti gydymo įstaigą į priekį. Nes iššūkių ši gydymo įstaiga tikrai turės. Kalbame apie didžiulį poreikį paslaugų užtikrinimui visam regionui. Kalbame ir apie infrastruktūrinius investicijas, kurios turėtų turbūt sudaryti galimybės tiek ligoninės darbuotojams, tiek dirbti geresnėmis darbo sąlygomis, tiek turbūt viso Panevėžio regiono pacientams gauti kiek įmanoma geriausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Respublikinė Panevėžio ligoninė yra didžiausia Šiaurės rytų Lietuvos gydymo įstaiga, kurioje veikia 5 klinikos ir dirba daugiau nei 2000 darbuotojų. Per metus ligoninės stacionare aptarnaujama apie 30 000 pacientų, o ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kreipiasi dar apie 300 000 žmonių. Rugpjūčio 8 dieną pareigas pradėjęs eiti direktorius Mindaugas Vaitkus konkursą laimėjo 5 metų kadencijai.